Tradicinė paroda Supernamai po 13 sykių Vilniuje žengia į pajūrį. Ne veltui vakarų Lietuvos regionas vadinamas vienu patraukliausių nekilnojamojo turto plėtojimo projektams, nes Baltija buvo, yra ir tikrai išliks traukos centru. Todėl didžiausioje Klaipėdos arenoje pirmą kartą vykęs renginys viliojo tais pačiais akcentais, kurie pasiteisino ir sostinėje. Čia buvo ir naujausios technologijos, ir naujausia įranga, ir naujausios tendencijos, rinkos profesionalai ir ekspertai. Išskirtiniu parodos akcentu išliko ir Klaipėdoje vykęs montuotojų čempionatas, o savo srities specialistai mielai bendravo ir su lankytojais, ir su mūsų laidos kūrybinė grupe. Sakyčiau, kad šiai dienai yra toks stabilumo laikotarpis, nes labai stipriai kainų svyravimų kažkokių neatsirado didelių. Kaip ir buvo prognozuota, vis tiek vasara yra toks pakilimo metas, vis tiek Lietuva yra sezoninis kraštas, tai šiek tiek kainos judėjo viršų, tiek darbų, tiek medžiagų, gal medžiagų nelabai, bet darbo užmokestis buvo vis tiek toks praėjusių metų lygio, bet aš gal vis tik sakyčiau, jog reikėtų vėl Lietuvą šiek tiek skaidyti į dvi Lietuvas, tai yra Vilniaus Lietuva ir visa likusi, nes ką bent jau taip stebim, jog Vilniuje tas kainų lygis tiek darbo užmokesčio statybos srityje jis yra gan aukštas ir netgi pastebim tokių momentų, kada jis nori dar aukščiau kilti. Statybinės įmonės nelabai nori tų kainų leisti, nes vis tik yra gal ir pripratę prie to kainų lygio. O visoje kitoje Lietuvos dalyje yra toks jaučiamas štilius, tiek toje pačioje statybų srityje. Yra aišku investuotojų, kurie bando judinti rinką, bando statyti daugiabučius, bando kažkur tai kitur investuoti nekilnojamą turtą, bet jie iš esmės tą daro labai atsargiai, nes nežino, bus pirkimas, nebus, nes pernai tai mes turėjom tą laikotarpį, kai pirkimai buvo visai sustoję, ypač daugiabučių, kas liečia sritį. Individualių namų sektoriui tai sakyčiau, kad labai didelių pokyčių neįvyko, vis tik kaip statėsi tie žmonės, kurie turėjo pinigų, taip ir statosi. O tie žmonės, kurie vis tik buvo linkę eiti link paskolų, arba kitaip tariant paskolos namo statyboje sudarė didelę dalį pinigų, tai jie vis tik dar laukia tų geresnių laikų, kada tos palūkanos dar nukris. Optimizmo pajūrio regione tikrai nestigo, o kad čia yra pakankamai finansinių resursų, liudija ir mūsų laidos reportažai. Pavyzdiniais ir išskirtiniais vadinamų projektų esame rodę ne viename reportaže. Tačiau šiais laikais inovatyviausiai sprendimai dažnai jų yra statybų standartas. Nepaslaptis, kad mes dirbam su Uponoro, tai ilgamečiai partneriai, tai tikrai puikia produkcija, pradedant nuo vandentiekio sistemas, baigiant nuotekų sistemom, valdymo automatikom, šaldomom lumbovom, šildomom grindim. Tai visos tos sistemos yra suderintos viena su kita. Taip pat, aišku, ir šilumos siurbliai. Nepaslaptis, kad tikrai Uponoro su Nibe puikiai jungiasi šilumos siurblys, netgi tais pačiais išmaniais dalykais, kaip appsai vienas su kitu jungiasi. Tai jau mes nekalbam apie laidinę sistemą, kur per laidus kažkas tai jungiasi. Tai čia viskas jungiasi jau tikrai išmaniai. Ir tas išmanumas šiai dienai tai yra vienas iš pagrindinių dalykų. Technologiškai išgauti efektyvumą ten vienokį ar kitokį praktiškai nebėra iš ko. Jau tos technologijos yra pasiektos. Dabar lieka tik tai išmanumas. Ir tas išmanumas, kuo sistema išmanesnė, tuo jinai yra efektyvesnė. Ir jeigu mes turim valdymo sistemą, tai jeigu jinai nesijungia su jūsų šilumos šaltiniu vienokiu ar kitokiu, tai yra toksai, jinai dirba savo, o jūsų šilumos šaltinis dirba savo. Ir jos abudus, kad suderinti vienoj sistemai, kad dirbtų bendrai, tikrai yra gan sudėtinga. Reikia papildomos investicijos nemažos. Bet jeigu pasirink tinkamus gamintojus, tinkamus projektuotojus ir instaliuotojus, kas instaliuoja, tai tikrai šiai dienai galima taip susiprojektuoti namą ir susidėti tokias sistemas, kad būtų viskas vieno gamintojo. Tada nelieka jokių klausimų, kaip čia kas su kuo veiks. Tas sklandus veikimas užtikrina komfortišką mikroklimatą. Vėsą, šilumą, santykinę oro drėgmę valdo viena automatikos sistema. Radio automatikos pagalba mes galim sukontroliuoti žiemą šilumą,
vasarą vėsą. Automatika atidaro vožtuvus tada, kada reikia ir vėsą paduodam į lubas ar sienas vėsinamas. Grindis tuo tarpu laikom uždarytas ir vėsa nepasiduoda į grindis. Ir pasiekus taip pat šitą automatiką negali, o privalo ir prižiūri santykinę drėgmę, nes su paviršiniais vėsinimais yra viena problema, kuri iškyla, tai santykinė drėgmė patalpose. Ja kontroliuoja automatika ir jeigu pasiekiam ribinės ribas, kritinės ribas, automatika neleidžia daugiau vėsinti lubų. Ir tuo tarpu paleidžia alternatyvų šaldymo, vėsinimo arba oro sausinimo įrenginį. Tai kaip pavyzdys sausintuvą arba papildomą fankoilą. Tad automatika dirba realiai su 4 renginiais. Tai šiluma, šalčiu, lubom, sausintuvu ar šaldytuvu, tai vadinamu fankoilu. Šiuolaikinės technologijos būtinos ir kur kas žemiškiau atrodančiuose kasdienybės procesuose. Nuotekų valymas pajūryje ypač aktualus. Ir Baltija visai šalia, ir projektai dažnai plėtojami sklypuose, kuriuose centralizuotos infrastruktūros trūksta. Pajūrio regione, pavadinkime, kaip ir Vilniaus besiplenčiančiame mieste, su miesto komunikacijom yra sunki situacija ir dažnu atveju perkantis sklypą iki jo nėra privestos miesto komunikacijos, todėl nuotekų tvarkymas reikės tvarkytis individualiai savo kieme. Kadangi einama į švaresnį rytojų, už ekologiją, už švaresnę gamtą, tikrai jau nebegalima įsirengti paprasčiausių nuotekų talpų prie jūros, kaip pavyzdys, ir kaupti nuotekų į tuos kaupiamosios rezervuarus, kurie dažnu atveju nėra sandarūs ir visos jūsų kaupiamos nuotekos patenka į gėlo vandens klodus, kurie vėliau išbėga į mūsų mylimą jūrą. Visa galutinė tarša galiausiai nukeliauja į Baltijos jūrą ir dėl to turime vandens didelį užterštumą. Vieni iš pagrindinių teršalų nuotekos yra fosforo ir azoto junginiai, kurie smarkiai įtakoja dumblių augimą Baltijos jūroje. Tarša aktuali ne tik vandenyje, oras patalpose, namuose, biurose, gamyklose ar mokyklose taip pat labai svarbus. Be šiuolaikiškų technologijų kalbėti apie pajūrio nuotaiką, klimatą ar ozono pilnus plaučius dėja irgi neišeina. Klaipėda turi tas pačias problemas kaip ir kiti miestai, kad reikia žiemą šildyti, vasarą vėsinti ir, aišku, rekuperacinės sistemos reikalingos, kadangi dabar mes užsisandarinom namus, padarėm sandarius, tai be rekuperacinės sistemos šiai dienai neišgyvena nei namas, nei ofisas, nei gamybinės patalpos, nei darželiai, nei mokyklos, nei bibliotekos ir taip toliau ir taip toliau. Tai visiems tikrai yra didelis poreikis turėti gerą vidaus klimatą, o kad turėti gerą vidaus klimatą, tai aišku reikia keisti orą. Mes galim keisti orą atidarę langus, bet suprantame, kad per langus gausim tada ir dulkių, ir garso, ir šalčio, ir šilumos, visko priklausomai nuo metų laiko. O rekuperacinė sistema, ką daro, tai aišku padeda sutaupyti energiją, numeris 1, kad išeinantis oras žiemos metu apšildo šaltą įeinantį orą, vasaros metu atvėsina įeinantį orą iš lauko. Ir tuo pačiu yra filtrai, kurie sulaiko dulkes, sulaiko visokias bacilas, sulaiko tam tikrus gyvius, gal sakykim, kurie per langą įskristų, ne? O čia šiuo metu negali. Tai mes turime švaresnę aplinką. Nu ir aišku, kas svarbiausia, tai turim sveikesnius žmonės. Dėl ko? Dėl to, kad jie išsimiega, pailsi, o jeigu dirba, reiškia, gali dirbti produktyviau. Jeigu mokosi, reiškia, gali išmokti daugiau ir taip toliau, ir taip toliau. Tai rekuperacinė sistema atsako už vidaus klimatą, atsako už šviežią orą, kuriuo mes, kaip bebūtų keista, bet mums jisai labai yra reikalingas. 3 dienas vykusi paroda tapo tikrai gaivia inovacijų ir naujienų banga vakarų Lietuvos gyventojams, statytojams, meistrams ir architektams. Pamatyti vienoje vietoje tiek naujovių ir pajusti visą statybų rinkos pulsą Supernamų parodoje tikrai galėjo kiekvienas.